Sveiki, mėlyjei sodininkai. Pipytė, melsvė, rusmenė ir šilokas, dėja nežiemojantis. Tai bus kito mūsų reportažo tema. O dabar mes važiuojam į 2 medelynus, kuriuose jūs galite... Čia mano draugės ateina. Jūs galite... Dabar jūs būkite ten, todėl kad paslaptį išduosit. Taigi, mes važiuojame į 2 medelynus, kuriuose jūs galite pasidairyti po labiausiai išpuoselėtų, pačių brangiausių tikriausiai įmanomai augalų, kuriuos žmonės perka, kada jie nori suformuoti tokį, sukurti savo kieme japonišką dvasią, japonišką sodą, tokį meditacinį sodą. Viena iš brangiausių, viena iš sunkiausiai prižiūrimų. Tiesiog jį reikia ne tik tai sodyti, bet ir statyti. Taigi mes šiandien važiuojame į 2 medelynus, kuriuose tokie gurmanai perka augalus. Ir aš jums pasakysiu paslaptį, perka, kaip aš išsiaiškinau, beveik 7 kartus pigiau. Rudeniui artėjant spalvomis išsipuošia japoniški sodai. Ir tada bet kuris sodininkas, praeidamas pro tokį kiemą, galvoja, o gal ir man taip reikėjo. Bet nereikėtų dvejoti. Japoniški sodai yra ypatingi tuo, kad spalvomis jie dažosi tik pavasarį ir rudeniop, o vasarai jie būna ramūs ir žali. Bet štai artėja rudenėlis ir oranžinė, raudona, geltona spalva nusidažo čia auginamų augalų lapija. Ir sodas lyg pražysta iš naujo. Tokius sodus sodinantis kinai sako, gyvenimas prasideda, kada pasodini sodą. Šiandien jūs tuo įsitikinsite pavaikščioję po 2 medelynus, išskirtinius medelynus, kurie ruošia augalus būtent tokios stilistikos sodus, rytietiškos stilistikos sodus, nes ta mintis, kad gyvenimas tik prasideda, gali būti suprasta ir su ironija, todėl kad darbo čia reikia, ojojoj kiek. Be to, ne visi tokio sodo tipiniai augalai labai jau veržiasi į mūsų Lietuvos sodus vien todėl, kad jie yra kitos šalčio zonos mėgėjai, jie yra šilumamėgiai. Pasigerėkime jais ir kitose serijose jums parodysiu, kaip juos galima pakeisti kitokiais medžiais ir krūmais. Dėl ko aš juos taip myliu? Raudonas. Jų lapeliai kaip gėlės. Po to jau tas raudonumas tik tai iš kraštelio. Arba šičia, žiūrėk, kokios faktūros, kokios spalvos ir kokie elegantiški, kaip štai gaunasi iš visų. Jeigu aš gyvenčiau Silezijoj, tai va, vėlgi galiu pasakyti tą patį, ką sakiau Kew Gardens, ne Kew Gardens, Vyzlio parke. Kad mano sodą atpažintumėt iš va šitokios klevų, japoninių klevų gausybės. Jie labai gražus, bet jie absoliučiai griežtai atsisako gyventi Lietuvoje. Šalta. O, kokie gražus. Jiems yra šalta. Europinis pukenis, tarp kitko, va. Panašiai dažytas, jau žiemoja. Jau jisai gražiai žiemoja ir jeigu aš jau iš viso padariau šio tokią arką. Panašiai dažytas, aišku, ne tas pats. Bet, žiūrėkit, kokia įvairovė, todėl kad jie čia klesti. Bjaurybės. Gal čia mažumėlę perdėjau, nes pati mačiau, kaip saulėtoje užuovėjoje kai kurios japoninių klevų veislės klesti net šaltokame Vilniuje, jau nekalbant apie mūsų pajūrį.
Iš tų lepesniųjų man labai patinka japoninės sedulos, kurias visas vadina visokiomis princesėmis, dėl to, kad į drugelius panašų žiedeliai nutupia jų horizontalias šakeles ir žiūri tiesiai į dangų. Ir šitas suformuota taip kaip medelis. O jeigu jinai auga natūraliai, kaip krūmas, tai ten atrodo, va taip, jie nulenktos šakos ir šitie žiedeliai kaip drugelių nusėstas visas tas medis. Nu taip gražu. Jų čia visur, va, pavyzdžiui, šita yra į tokį sodinta. Ir jeigu tai yra kur nors arčiau jūros, kur nėra tokių šalčių, kokie užeina, šiek tiek giliau, tai šitas, va, ir kokio didumo. Ir įsivaizduokit, tas medelis visas bus nutūptas tų žiedelių. Nu labai gražu. Pas mane net 2 sezonus žydėjo, kol neatėjo tikra žiema. Ir čia yra 1300. Didelis. Hamame. Čia iš tikrųjų didelė gausybė medžių, kurių lietuviškose soduose sutiksi retai. Pavyzdžiui, cersis. Cersis kanadensis. Dar vienas gražuliukas, nes kai vėjelis pučia, tai lapeliai gražu. Puošnus medis, kadangi kanadietis, spėju, kad imtų ir pažemautų. Kai kurios veislės. Šitas milžiniškos sedulas, kur aš minėjau, Japonijos, tai čia kaina neparašyta. Čia problema su šito medelynu, kad kur tik tai yra kainas. Bet pavyzdžiui, šitas va ąžuolas, va tokio ūgio ir suformuota visa laja didžiulė skiepyta. 550. Dalinam iš 430 gal. Vyšninės spalvos slyva. Slyvos ūgis yra 10 metrų. Ir ją galima nusipirkti už 260 zlotų. Va, iš šitą medelyną visiškai drąsiai galima pasižvalgyti kainų. Kiek tas klevas kainuoja už tave? Šitas yra Liquida Stirica 230 zlotų. Va šitas. Jisai gražus. Čia visai nebuvo, čia buvo dervamedis. Dervamedis. Mes tokių neturim. Tačiau dervamedis yra lepesnis už cersį. 5. šalčio zona čia yra šalčiausia vieta, kur galėtų jisai apsigyventi. Tai yra Lietuvos pajūris. Tačiau čia jie tarpsta. Ir jūs tik įsivaizduokite, pačiame medelyno gale aš radau tikrą lobį, formuoti ginkmedžiai, įvairiausių veislių, įvairiaus amžiaus. Vieno tokio reikia ant kur nors arti terasos. O žiūrėkit, tokia japonės arba kinietės viduklėlė. Jisai toksai puošnus, jisai jau tokiam japoniškam sodeliui labai tiktų. Nes mes japoniškus sodelius įpratę dabinti pušim, kaip nors formuotom, visais kitais, ką galima. Bet ginkmedis ir tinka pagal kilmės dokumentus ir atrodo puikiai šitie, ypač šitie. Lietuvoje užprašytų tiek pat eurų už tai. Pono Kačergio medelynas, į kurį mes patekome visiškai atsitiktinai, todėl kad buvom Vroclave, todėl kad nenorėjom sustoti pakeliui dar vieną medelynę ir taip toliau, buvo daugybė priežasčių, atsitiktinai čia mes patekome ir atradome medelyną žmonėms, kurie norėtų susikurti unikalų, išskirtinį, nepanašų į kitų, nepanašų net į tuos, kuriuos kūrė mums žinomi, tikrai puikus meistrai, pavyzdžiui, Takauskas ir taip toliau, bet rinkinys augalų čia yra vis tiek platesnis spektras.
Aišku, ponas Pakauskas, tai negalėjom nieko, jokių priekaištų sakyti, jis išrenka savo klientams pačius, tokius labiausiai tikėtinai išgyvensiančius augalus. Bet čia jūs galite, čia iš tikrųjų gali tapti unikalius, nes Kačergio medelyne, tokia yra labai aiškus polinkis į japoniško, rytietiško sodo kūrimą. Tas visas spektras. Tai jeigu jūs norit kokio nors modernaus darželio, modernybės visokios, tai čia gal ir ne ta vieta, kur reikėtų ieškoti augalų. Bet jeigu yra noras kažko tai rytietiško, egzotiško, tai čia jau galima iš tikrųjų prabangų, unikalų, išskirtinį sodą. Taigi dabar persikelkim atgal į Liubliną. Apžiūrėjusios ponų Demskių nepriepiamas valdas, mes pasukome jų parodytą kryptimi į miestelį. Eilinis namas, iš kitų išsiskyrė tik iškaba su debesimis suformuotu medeliu ir lankytojams atlapotais vartais. Iškart už jų pirmoji kompozicija iš įmantriai suformuotų spygliuočių. Dalis jau apkirpta, o dalis tik laukia meistro rankos prisilietimo. Arčiausiai namų durų tai, kas brangiausia, bet skirta tik žinovams, kurie geba ne tik įsigyti, bet ir puoselėti, kantriai puoselėti bonsus. Atkreipiu dėmesį, kad visi šitie medaliai, net mažučiai, skirti auginti lauke. Štai prie laiptų dailiai suformuota kalninė pušis. O čia jau yra pardavimui subrendusių ilgai formuotų kalninių pušaičių. Visur jaučiasi meistro ranka ir žinoma begalinė kantrybė. Šitiems medeliams juk po 30 metų. Toliau mūsų laukia kvapą gniaužiantis vaizdai. Įsivaizduokit, šitaip suformuoti kadagiai. Labai netikėta, nes kadagiai nelabai mėgsta žirkles. O čia jų visa pasakų giraitė, kurioje galima filmuoti filmą apie nykštukus. Sunku net įsivaizduoti, kiek darbo ir kantrybės reikėjo suformuoti šios medelius. Apie kantrybę jau sakiau, bet čia yra įspėjimas visiems, kurie sugalvos tokį grožį parsivežti į savo kiemą. Pušaitės, cugos, kadagiai, kukmedžiai ir žinoma tujos. Yra ir pomidorų, tačiau jie neparduodami. Viso šito gėrio, grožio ir prabangos šeimininkė nepanoro filmuotis, bet iškart pasakė, kad lietuviai pas ją užsuka ir perka. Ir kad brangiausi eksponatai, 30 metų formuoti kėniai ir pušis, kainuos jau ir po 2 ir net po 3000 zlotų. Šiek tiek sunerimusi, greitai internete ėmiau ieškoti su kuo palyginti. Štai pavyzdžiui, 2 metrų suformuota pušis Lietuvoje kainuotų 7500 eurų. Taigi kainų skirtumas 7-8 kartai. Pasidairykime dar. Artėliau namo yra mažesnių, vadinasi, ir pigesnių augalų, kuriuos nusipirkus, jos formuoti ir puoselėti ilgus metus teks patiems. Keletas išskirtinių spygliuočių buvo ir pas poną Kačergį. $26 zlotai už 3 lavandas, vieną labai gražią raganę ir tą naujokę akebiją. Aš manau, kad aš nenubėdnėjau. Skinsiu raudoną rožę